Labas, Kotryna. Labas. Tai labai džiugu, kad sutikai ateiti, pasikalbėti ir žmonėms, kurie mato tave pirmą kartą ir kuriems reikėtų prisistatyti. Tai kaip prisistatytum, kas esi, ką veiki ir kokią žinutę nešiesi? Tai visų pirma, labas. Esu dėkinga už galimybę būti čia. Ir aš esu Kotryna Spajavičiūtė. Šiandien prisistatau kaip sveikatos psichologė. Taip pat mokausi pažinti žmogų ir iš jogos, iš budizmo prizmės. Ir manau, kad vien kapstytis prote, mintyse arba keisti mąstymo modelius yra nepakankama. Manau, kad ir kūnas yra svarbu. Tad domiuosi somatika. Somatika yra požiūris, kad mūsų emocijos, patirtis gyvena, atsispindi tiksliau kūne. Tai aš domiuosi tuo. Ir šiai dienai aš siekiu išmokti, kaip padėti moterims gyvenančiams šiuolaikiniame pasaulyje, kaip joms patirti mažiau įtampos, pažįstant savo kūną, savo nervų sistemą ir ryšį su psichika. Paminėjai įtampą kaip tik, tai mes šitoj klinikoje tikrai matom, kad visas bendras fonas, tiek mityba, tiek gyvensena, tiek įtampas, visokias stresas, labai paveikia žmonių odą ir kaip tik norėčiau šiandien į tai labiau ir pasigilinti, į būtent stresą, į įtampas ir kaip tai galbūt gali veikti gyvenimo kokybę, nebūtinai parodo, bet bendro foną. Ir man tada norėtųsi labiau įsigilinti tą stresą ir tikrai žmonės kasdienybėj labai dažnai sako, aš stresuoju, man kelia stresą ir taip toliau ir panašiai. Ir pastebėjau, kad prasidėjo toks, atrodo, normalizavimas. Jeigu aš jaučiu stresą, o kitas žmogus nejaučia, tai kažkas jau keisto, kad tu nejauti streso, žinai. O jeigu mes pastoviai, chroniškai jaučiam stresą, tai normalizuojasi ir atrodo čia jau kasdienybės dalis, nieko su tuo nereikia daryti. Tai nors tai vis dėlto nėra labai gerai tiek kūnui, tiek organizmui, tiek galbūt visai mūsų psichologiniai sveikatai, tai koks būtų tavo požiūris, nuomonė galbūt šiuo tokiu streso normalizavimu ir įrankių mažinti stresui toks, kaip ir mes žinom, kad reikėtų, bet to tokio labai stipraus dėmesio kaip ir nėra, arba jeigu ir bandom ilsėtis, vis tiek stresuojam, kad mes ilsimės, nežinai būna. Tai ką galėtum pakomentuoti? Labai svarbus ir gan platus klausimas, daug liečiantis temų. Man norėtųsi gal pradėti nuo to, kad pats stresas, sužadinimas, jis yra, viskas gerai su juo. Yra normalu žmogui pajusti tam tikrą stresą, nerimuką, sužadinimą, jeigu jis yra trunkantis trumpą laiką. Tarkim, netgi prieš šį pokalbį visiškai normalu man pajusti tam tikrą sužadinimą, stresiuką, nerimuką, nes tada gali būti mano visos sistemos, kūno, smegenys pajungtos, kad ištraukti iš stalčiukų tai, ko reikia. Aš ateinu gyvastinga. Arba sportininkui taip pat prieš pat startą, jam būtinas tas kortizolis, kad jis išeitų iš startą su pilnu pajėgumu. Tačiau kas įvyksta, kai ilgą laiką yra tokia būsena, kad kūnas yra nuolatinėje parengtyje, tokiam sužadinime, tai tuomet mes galim kalbėti, kaip tai atsiliepia. Taigi ir nerimas, nemiga, pervargimas to pasiekoja, tada ir santykiai gali kisti, atsiliepia santykiam. Tuomet gali būti taip pat ir emocinis atsitraukimas kažkoks, kad jau žmogus tiesiog emociškai jau pervargęs yra, jam jau sistemos nebeatlaiko. Tai čia jau yra svarbus signalas, kad su tuo stresu, su ta įtampa nėra nieko gero. Svarbu atkreipti dėmesį į tai. Ir iš tiesa paminėjai, kad atrodo normalu jau tampa, visi jau taip jaučia ir jeigu nejaučia, tai čia jau kažkas nenormalaus jau tada yra, taip? Tai prieš pokalbį pasidomėjau Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis. Naujausi duomenys rodo, kad
vienas iš didžiausių procentų suaugusiųjų tarpe yra, kalbant apie sutrikimus psichikos, yra nerimo sutrikimai. Paskui jau senka depresijos sutrikimai. Tai ką tai reiškia? Tai kad didžiulis procentas suaugusių žmonių patiria nerimą. Todėl ir normalu, kad aplink mūsų normalu justi tam tikrą stresą, nerimą, ar ten nemiegoti, ar ten būti suirzusiai, ar kažkoks tai jau somatiniai kažkokie simptomai gali prasidėti dėl to streso. Tai mes gyvenam, kad ir kaip tai skambėtų, tokia visuomeniai, kuomet toks paplitimas yra šitų sutrikimų. Na, nebūtent kalbėti apie sutrikimus, bet tiesiog apie tokią, kad ir būseną emocinę. Taip. Ir žmogaus organizmas pats iš savęs, jis yra linkęs puikiai adaptuotis, priprasti. Kūno sistemos, tiek nervų sistema, hormonų sistemos, mes tokios būtybės esam nuostabios, kad galim keistis, priprasti prie tam tikro streso, situacijų pasikeitimo. Magija, nuostabu. Tačiau kas įvyksta, kad jeigu ilgesniai perspektyvoje mes jaučiam tą nerimą, labai, gal nelabai, ką reiškia tas stresas? Tai reiškia, kad visas gyvenimo sferas paliečia tam tikri atspalviai. Tai vėlgi, ar tai sveikata, ar tai santykiai, savęs vertinimas ir visa kita. Tai kūnas adaptuojasi prie to. Jisai važiuoja, jis toliau funkcionuoja, jis toliau eina į darbą, toliau bando kažko rūpintis, ar tai kad ir sportuoti, save prižiūrėti ir panašiai. Tačiau žmogus nekreipia dėmesio, kad jau senka jo baterija, jo resursai tai senka. Ir jis toliau važiuoja ir neatstato tos baterijos. Tai normalu, kad kūnas mėnesis po mėnesio, galbūt metai po metų, jisai važiuoja ant išsikrovusios telefono baterijos ir neskiria laiko pakrovimui, resursų pakrovimui. Ir tuomet, aišku, jeigu žmogus nekreipia dėmesio, tarkim, ir į kūno simptomus, signalus kažkokius, tai atsiranda ir tam galbūt ir ligos, ar vėlgi kitas gyvenimo sferas paliečia. Iki tol, kol kūnas arba gyvenimo aplinkybės taip garsiai sustabdo, žiūrėk, žmogau, kas vyksta, sustok ir pagalvok, ar tiesiog jau viskas, nebegaliu daugiau, taip sistemos jau nebevaža. Ir būtent tada visi žmonės tokie, gerai, kitas kaip tik važiuoja, nors jis stresuoja, neleidžia pailsėti, tai gal aš irgi turiu dabar važiuoti, nes aš atsiliksiu. Ir tas gavo paaukštinimą, tai aš dabar dar stresuosiu, kad aš tam negavau darbę kažkokią ir aš dar daugiau dirbsiu ir mes taip vis važiuojam ir vieni kitus skatinam net važiuoti. Lyginame su kitais, kas yra tikrai dažnas variantas lyginti su kitais, nes nežinom, kas jo viduje vyks, netgi gavus paaukštinimo, žmogus gal irgi nervų sistema yra tiek išbalansuota, kad jau gavus tą paaukštinimą, kas iš išorės gali atrodyti wow kitam žmogui, iš tiesų papildoma atsakomybė. Ir vėlgi kalbėkime apie tas bemiegas naktis ar sumažėjusi laiką, kuomet galės skirti laiką savo vaikui, tarkim, santykiam ar tiesiog pomėgiam laikui savo poilsiui. Jo, ir tai vat tas toks atsiranda normalizavimas. Ar šiaip iš savo praktikos esi pastebėjęs arba galbūt aplinkos, ar žmonės visgi gali labai lengvai pasakyti, kad aš stresuoju, ar jie tiesiog traktuoja labiau taip, kaip aš esu labai atsakingas dėl savo darbo, arba aš esu labai atsakingas, todėl aš labai daug galvoju. Ir tarkim, kur yra ta riba, kada jau yra stresas, tarkim, arba nerimas dėl kažkokio dalyko, o kur yra jau, kad aš atsakingas ir galvoju, kaip atskirti, kada aš stresuoju galbūt labiau, o kada tiesiog, sakykime, atsakingai galvoju. Nes pradedu ir pastebėjau kelis kartus, kad žmonėms atrodo iš mano, tarkim, aplinkos, kad toks intensyvus galvojimas yra atsakingas požiūris į darbą, pavyzdžiui. O mano jau supratimu, čia aš sakyčiau, čia jau gal stresuoji, nerimauji. Tai kaip tam žmogui pasižiūrėti, kur yra ta linija. Suprantu, kaip gali taip atrodyti, kad atsakingas galvojimas, kad atsakingai galvoju, aš rūpinuosi ir čia joks čia stresas, aš tiesiog atlieku savo darbą, kuris turi būti atliktas. Labai geras išsireiškimas. Labai geras, racionalizacija, labai gerai. Taip. O iš tiesų,
galimas variantas, kad iš tiesų mūsų nervų sistema tai bando mums susikurti saugumą. Jeigu aš nejaučiu, aš neįsivardinsiu, kad aš pajaučiu stresą ar nerimą, aš tiesiog atlieku savo darbą, kur reikia padaryti A iki Z dalykų. O galbūt už to slypi, kad mano nervų sistema, jinai nejaučia saugumo ir tam, kad jis susikurtų saugumą, jinai turi sukontroliuoti viską. Tai reiškia, kad aš darysiu, kaip pasiruošiu namų darbus, ar ten ekstra mylę dar nueisiu, ar iki detalių viską pasidarysiu, daug darysiu ir žmogus negali net atsipalaiduoti. Darime negali atsipalaiduoti. Tai čia slypi kaip nervų sistemos veikimas, tam, kad jinai galėtų, kad žmogus galėtų justi, kad tai yra pažįstama, kad aš galiu kontroliuoti, kad aš galiu pajusti saugumą. Tas saugumas toksai, kad viskas bus gerai. Žmogus ima daug daryti. Vienas iš kaip būdų išraiškos yra, kad veiksmas, darbas. Tuomet gali sekti persidirbimas ir panašiai. O gali papasakot, pavyzdžiui, tokią labiau kasdienišką situaciją, nes mes dabar labai kalbam, kad ieško saugumo ir taip toliau ir panašiai. Tai man labai įdomu, kaip tai atrodo kasdienybė. Tarkim, aš esu paprastas žemietis žmogus ir kaip gali atrodyti tas saugumo susikūrimas arba kaip tik tais tokiais pavyzdžiais, jeigu gali. Gerai, aš galiu duoti savo pavyzdį, tarkim. Kai yra kažkoks, tarkim, susitikimas čia, ar kažkokios veiklos numatomos yra, man sudėtinga arba minimaliai ruoštis, arba tiesiog pasiruošti tiek, kiek atrodytų, kad optimalu pasiruošti. Arba iš vis galima net nesiruošti, yra dalykų, kur net nereikia žmogui ruoštis, ateis ir viskas eigojus susitvarkys. Yra tokių situacijų, taip. Tačiau aš jaučiu nerimą, o tai pasireiškia galbūt galvojimu. Aš negaliu būti su draugais atsipalaidavusi, nes aš santykiai su jais, tarkim susitikus, aš galvoju apie tai, kaip viskas gali blogai būti, tarkim susitikimo metu, jeigu aš nepasiruošiu. Tai aš galiu atsakyti susitikimo su draugais ir visus kitus planus, galbūt netgi jeigu man taip hiper, tai galiu ten 2 savaitės nieko nedaryti ir namuose nieko galiu nedaryti ir neprieiti prie tos užduoties. Tarkim, gali tai būti, aš šitaip jau perdedu, bet tiesiog noriu parodyti atspalvius. Tai reiškia, kad aš patiriu nerimą, bet aš neįsvardinsiu galbūt, kad aš patiriu nerimą. Tai bus apie tai, kad aš galvosiu apie būtent kaip gerai pasirodyti, kaip pasiekti kažką, kaip tai turi būti atlikta, kuo geriau pasiruošti, kad būtų geriausias rezultatas. Ir tuomet, aš prieinu prie veiksmo ir aš jau ruošiu, skirsiu tam laiką, tai aš sukontroliuosiu, kad man būtų viskas gerai ateityje. Esamų momentų, kai aš prisėdu prie kompiuterio ir aš ruošiuosi, tarkim skaitau ar ten kitus momentus darau, aš jaučiuosi kažką daranti ir ta, kaip sakau, nervų sistema, jinai jaučia, kad man dabar yra gerai. Nes jeigu aš tai darau, tai artina mane prie gero rezultato. Geras rezultatas yra man saugu. Kaip viskas gerai tuomet yra. Tačiau būti kūnui, sistemom man tame atsipalaidavusiai, ar ten susitikti su draugais, planuoti savo laisvalaikį galbūt, ar gali būti ir miegas kažkam. Ir vis tiek jaustis saugiai, ramiai, nors ir nežinant, kaip tai atrodys, aš negaliu. Ar kažkiek aiškumo įnešiu tą, nes man taip labai pažįstama yra ir kai kitam žmogui pasakoti, atrodo, kokį čia žodį, kad klikintų. Jo, aš gal irgi pabandysiu atsakyti irgi pavyzdžių, kad ar aš teisingai supratau, bet man irgi dažnai būna, kad, bet ir dėl visokių ir gerų ir blogų situacijų iš tikrųjų, šiaip ir blogų, negaliu sakyti dėl filmavimų, bet būna kartais pristatymai kažkokie, arba ten susitikimai. Atrodo, kaip ir esi pasiruošęs, bet, tarkim, turi šokių treniruotę. Ir šokių treniruotę šiek tiek galvoji, nerimauji apie ten, tarkim, tą susitikimą. Tai tiesiog negali pilnai būti čia ir dabar momente, tam tokiam tos veiklos momente, bet galvoji, tarkim, apie tą kažkokį dalyką, kuris
kelia tą tokį, kelia mintis, nenoriu vartoti žodžio nerimas, kaip tik, kad suprasti geriau, Kaip jis pasireiškia, kaip pasireiškia jo, nes tai jo, tai vat būtent tom mintimis apie, nes kaip suprantu, tikslas yra turėti kažkokį dalyką, kad ir verslo susitikimą, arba ten kažkokį svarbų pristatymą, bet turėti ir galimybę, ir tokias ramybės būsenas, kada tu tiesiog gali gyventi gyvenimą pilnai, gražiai, be jokių minčių apie kaip, kas, kur, kaip, kada bus. O jau kaip, kas, kur, kada bus, ką man reikia daryti, jau būtų tik tai tuo momentu, kai aš ir jau pasirenku prisėsti prie to pristatymo arba pasiruošti tam pristatymui. Iš dalies. Yra normalu, kad gali kilti idėjos ar kažkokios mintis apie, ar pergalvojimas, gali jis būti ir neprisėdus, kada praskiriu laiko tam. Gali būti, tačiau tas galvojimas jis nėra toks varginantis arba sunku nustoti tai daryti. Ai, kad nebūtų to tokio. Taip. Pavyzdžiui, nebūtina jokių verslo susitikimų ar kažkokių mega pristatymų. Gali būti tiesiog paprasta, nuostabi mama, kuri dirba žemišką darbą ir ji grįžta namo ir jei atsisėdus, ji negali atsisėsti į fotelį, pakvėpuoti, nieko nedaryti, kas tas nieko nedarimas. Tiesiog, aš prisėdau, neskrolinti, neįsijungti televizorių, bet tiesiog, pabūti, pažiūrėti pro langą, ten kažką gėlytę pavosyti, kažkas ten tokio, pačiupinėti ten. Arbatos užgerti. Kažką, nes tiesiog noriu. Tokiai moteriai, kurios, pavyzdžiui, ta nervų sistema yra nesaugiai jaučiasi, kaip aš sakau, jinai bėgs į virtuvę, valys visus stalviršius, dar tą reikia padaryti, dar tą padaryti, tada šoka mintis, kad reikia vaikams ten kažką pažiūrėti, dar vyrai pas kažką paskambinti, dar kažkoks darbė, ten buvo kažkas to, kad dar irgi bėgs ten padaryti. Tai tiesiog jinai saugiai jaučiasi, kuomet jinai kažką daro, kažką kontroliuoja, kažkoks veiksmas vyksta, o kai jinai sustotų, atsisėstų, ten balaganas, nerimas ir kad aš tiesiog sunku išbūti netgi ir savo kūne, ir su mintimis, nes geriau aš kažką eičiau daryti, o kad galbūt už to slypi nerimas, vėlgi stresas kažkoks ir panašiai. Ir tai darydama, jinai gali pabėgti nuo to jausmo, nuslopinti tai galbūt. Man iš karto iškilo toks dar kaltės aspektas šitoje vietoje, nes aš asmeniškai irgi kartais patiriu tokių momentų, bet dabar aš jau girdžiu, kad gali būti nervų sistema galbūt išsibalansavus tokiais atvejais. Aš jaučiuosi kalta nedarant kažko, žinai, yra daug darbų, yra ten jau ir taip dirbau šią savaitę, bet yra dar daugiau. Ir aš tada jaučiu kaltę, jeigu aš ilsiuosi, jaučiu kaltę, jeigu ten skaitau knygą arba ten dar kažko dirbu ir kažką darau. Tai yra vienas iš, kiek domiuosi moterų būtent nervų sistema, tai yra ir pėdsakas iš ir protėvių, mūsų lietuvių moterų mūsų lietuvės moteris, senolės, tai kokiais laikais gyveno ir tikrai jokių ten gėlyčių ar knygų skaitimo ten mažo buvo tikrai. Tai domiuosi, kiek iš tikrųjų mes nešamės kaip kad moteris, būtent kaltė, tiesiog jau nudirbau tiek darbų. Taip. Ir man šiaip labai patinka tą knygą paskaityti ir man tikrai būtų ir malonu ir gera. Ir tada mintis apie kaltę. Taip. Kad žinok, tu dar čia not enough, kad dar esi nepakankama, kad žiūrėk, dar tą nepadarėjau, čia dabar guli ant lovos ir ten skaitai ar kažkur ten, ką žinau, hamakę saulėj. Tai šiaip, wow. Wow. Ir mes, jeigu daugumą ir užaugom, galbūt tarp moterų, tarp mamų, kurios prioritizuoja galbūt, vis tiek vaikus tai reikia išlaikyti, nori, svarbu, darbai, aišku, gal yra moterų, kurios augo matydamos pavyzdį, kaip prioritizuoja savo poilsį arba atsigavimą kažkokį, tai galbūt jų psichika visai kitaip funkcionuoja. Tai mano atveju aš mačiau, kaip mano giminės moteris, jos koks dar poilsis. Jo, aš kiek darbų nudirbti. O viską jau padarai, kad galėtum ilsėtis. Taip, tai normalu, kad vaikas augantis taip pat supranta, kad nenormalu ilsėtis, nieko čia užsitarnauti galbūt kažkaip reikia, tai visą kitą, tai kas buvo dar girdima, tai nešiojimas, tai kartu su savim. Ir tas man kaip tik veda prie tokio klausimo, ką tada tokiu atveju patartum
daryti, jeigu kalbant apie vat, to streso, nerimo, tarkim, jau identifikavo moteris, kad okei, čia galbūt man rezonuoja. Ką tada tokiu atveju pasiūlytum daryti, kad galbūt grąžinti į save, bet ir neužmirškime to aspekto, kad jeigu, tarkim, poilsis mus grąžina į tą, tarkim, subalansuotą nervų sistemą, bet aš jaučiu kaltę, kad aš ilsiuosi. Tai čia yra toks labai mano supratimu slidus reikalas, kur atrodo, nu tai pasilsėk, nu tai atsipalaiduoju, bet tada aš jaučiu kaltę ir tada toks dar daugiau streso, dar daugiau nerimo ir tada toks atrodo padėtis be išeities, žinai. Tai ką patartum, vat? Tai yra vienas iš klausimų, į kurį ieškau atsakymų. Ir aš suprantu, kad nebus taip, kad va dabar ilsėsiuos. Ir pasimsiu atostogų vasarą. Ten, jeigu yra galimybė savaitę, 2, galbūt daugiau. Nuvažiuosiu į pajūrį, ar ten į sodybą ir ilsėsiu. Viskas. O suprantu tai, kad prasideda nuo mažų dalykų, kaip ir dažnai sakoma, tačiau iš tikrųjų 10 minučių dienoj pirmiausia išsirašyti, kas kelia man malonumą, jeigu kalbam apie moterį, kas man kelia malonumą, ar ta pati knyga, ar ten, nu, kad ir kaip ta vonia, ar kavos, geros kavos, ar žalios arbatos padelis, nu, tokie mini buitiniai dalykai. Išsirašau sąrašiuką savo, kiek ten, nu, galim 10 dalykų, 5-10. Ir pabandau, vat, 20 dienų, 28, 30 dienų, užsidėti laikmatį telefoninę, ten notification ar kažką, kad aš skirsiu dienoje 10 minučių tam ir būsiu pilnai tame. Ir tiesiog ugdytis raumenį, kad aš galiu savo skirti tas 10 minučių ir aš galiu pilnai tame būti ir tuomet ateis tas ir tikėtina, kad ateis palengvėjimas, kažkoks tas pat poilsis, nu, tas malonumas kaip gera, ar ten, nežinau, datulė tas skanę suvalgyti, bet pilnai nesu telefonu scrollinant, augintis raumenį. Ir tuomet bus lengviau be kaltės valandą galbūt praleisti. Kažką tai dėl savęs būtent, ar tą pačią knygą ten paskaityti ir panašiai. Ir mano supratimu, ta kaltė bus treniruojama. Ar jeigu mes įtrauksim kažkokius tai žodžius savo, palaikančius pastebėjimą sąmoningai, kokios mintys užsisuka, kad kaltė ateina. Darbas su tuo, aišku, yra. Tačiau, aišku, ta kelionė yra ilgesnė ir daugiau visokių veiksnių. Tačiau tokia pagrindinė, paprasta žinutė, kad tiesiog praktikuoti dienoje, kad ir 10 minučių iš to sąrašiuko, ką šiandien galiu sau leisti tai padaryti. Treniruoti tą raumenį. 10 minučių atrodo labai įveikiama. Iš tikrųjų, įveikiama, taip. Ir kartu vis tiek, įsisukus į pilną reikalų tą visą to-do listą, vis tiek nepadariau 10 minučių. Vis tiek neatsisėdau ant to jogos kilimėlio ir panašiai. Ir tiesa mintis yra, kad socialinės medijose nemažai yra visokių ir pilatės, ir ten visokių mineralų, ir grožio terapijų, ir visokių ten nuoiausių dalykėlių. Nuostabu, viskas gerai. Tačiau ir nuo to gali nervų sistema justi, kad ir tą padaryti, ir niekas neveikia. Nes iš tikrųjų žmogui gal reikia tiesiog atsigulti ant žolės saulėtą dieną, pažiūrėti kaip vaikystėje į vabaliuką, kuris lipa ant to žolės. Ir that's it. Ir jokių ten LED šviesų ant veido ir nieko. Kas yra irgi beje gerai, jeigu jums tinka. Taip, kas irgi yra gerai. Bet aš manau, kad tikslas, iš tikrųjų, atsimenu, kai buvau čia pirmą kartą veido procedūroje, ir man irgi uždėjo tą LED kaukę. Ir iš pradžių galvojau, 15 minučių čia dabar viena būsiu, gulėsiu. Ir uždėjo man tą kaukę ir aš tokia, nu gerai, viskas, jau ilsiuosi, tikrai. Ir po to mintis darbas, o tą padarai, o tas projektas. Ir aš tokia sėdžiu, o Dieve. Ir tada man atėjo toks supratimas, kad yra labai svarbu turbūt atrasti ne kiek kokia veikla, kuri tau primesta, tarkim, ar ten, va čia tikrai padės tau veido procedūros, arba tikrai padės masažas. Man atrodo, esmė vis tiek yra
savo mintise leisti pilnai atsiduoti, kam darai, nes tam tikrą prasme gali veikti ir ledkaukė, ir tas pagulėjimas ant žolės, jeigu aš sugebu pilnai tame būti, nes ir ten tu gali atpalaiduoti save. Bet tada man kilo klausimas tada, kodėl kai kuriems žmonėms atrodo veikia vieni dalykai, o kitiems ne. Man tokiu supratimu atėjo tokia idėja galbūt, kad galėtų veikti ir tas, bet kažkodėl veikia tik tas. Nežinau, ar Galėtum konkrečiau? Jo, paaiškinti. Gal aš savo asmeninį pavyzdį pasimsiu, nors gal ne visai gerai. Ne, aš pasimsiu vienos savo iš draugių. Pavyzdžiui, jai šokis padeda labai, tarkim, būti kūne ir atsipalaiduoti, bet vaikščiojimas ne. O pavyzdžiui, man ir šokis, ir vaikščiojimas atrodo, puikiai veikia, nes sugebi vis tiek. Tai vat klausimas man yra, ar visgi mums reikia rasti specifinę vieną savo kažkokią veiklą, ar visgi bandyti pasimti kažkokią veiklą ir bandyti tame pilnai būti. Toks įdomus, nežinau, ar pilnai paaiškinu. Auksinio atsakymo čia nesuteiksiu. Ir taip gali būti. Ir tai mes esame visiškai skirtingi žmonės. Ir tai, kas vienai vaikščiojimas gali netikti, ir okei, vaikščiojimas netinka. Ir nuostabu, jeigu ji yra atvira, tai pabandyti. Kad, yra žmonėm kartais tiesiog užsidaro kažkokiam pakvietimui, kažkokiai patirčiai, įsivaizduodami, kad tai netiks, nepatiks ir kažkaip per nesąmonę. Tai šitoj vietoj kvieščiau būti atviresniem. Pabandyti. Ir galbūt nepatiks. Ir viskas okei su to, viskas gerai. Svarbu nenustoti ieškoti, kas yra tai. Ir galbūt tai, kas bus tai, mano draugiai visiškai bus ne tai. Ir nuostabu tiesiog tokia mintis, kad būti atviriems įvairioms patirtims ir tai, kas tinka mano draugiai, nebūtinai tiks man, ir nuostabu. Nėra vieno auksinio, kad ir kaip gaila. Jo, nes dažnai labai irgi pastebėjau tarp moterų toks, šitas man tai tikrai padėjo, tai tau tai tikrai padėjo, žinai. Bet aš šitą pasidariau, šitą pasidariau, tu žinok, pasidaryk tau vis, tikrai pasilsėsi, žinai. Ir tada tu nueini, pasidarai masažą ir tada atrodo, man visiškai, žinai, neveikia. Tai norėjusi kažkaip paliesti šitą reikalą, nes socialinėse medijose mes gaunam labai daug patyrimų, kur kas ką veikia. Ir tada neveikia, ir tada aš pradedu galvoti, gal aš čia kažkokia kitokia, gal man čia kažkas netinka, neveikia. Tai ką aš išgirdau, kad tiesiog būti atvirai, pasibandyti ir ieškoti, kas man visgi yra tas malonumas. Ir išdrįsti būti tame ir priimti tai, kad man tinka šokis ir dabar aš šoksiu. Ir viskas gerai, jeigu man nepatinka vaikščioti. Ir nuostabu, jeigu yra įkvėpimas iš draugių, kad yra galimi tokie variantai, kaip kad šokis. Gal net nebūčiau pagalvojus ir man čia. Ir nuostabu, kad galima įsikvėpti, vėlgi tas atvirumas patirčiai. Ir dar viena mintis, kad tai, kas patinka kitam, tarkim, galbūt išbūti sunkiais etapais gyvenime ar dienomis, nebūtinai yra galbūt veiksmingos praktikos, bet destruktyvios. Aš kalbu apie, tarkim, ar psichotropinių medžiagų vartojimą, arba tą patį Netflixą. Netflixo maratonai. Aš manau, kad tai yra poilsis. 5 serijos geriausia serialo, aš savo skiriu laiko. Taip, kaip supras, kad čia ne poilsis? Tai mano nuomonė. Ne tik mano nuomonė, tačiau praktikoje, kad vėlgi, viskas gerai su Netflixu. Jeigu nėra kažkoks lazdelė, su kuria mes norim nuslopinti kylančius sunkius jausmus. Grįžus po darbo, ypatingai galbūt, grįžus po darbo daug visokių stresorių, ar tai šeimoje galbūt ir panašiai. Ir kažkas many tai yra, ir jeigu žmogus nemoka įsivardinti, kas vyksta, nėra sąmoningumo, net pažįsta galbūt, nėra to įgūdžio, jis nori geriau justis. Jis galbūt nerūko, negeria. Ar ten vėlgi kažkokių video žaidimų nežaidžia, porno nežiūri, kas irgi yra visa įvyko sistema. Yra Netflixas. Ir nuostabi dokumentika, ar ten serialas, per kurį aš nusijuokiu ir visą kitą. Ir nuostabu, pasigamina tie hormonai.
Tačiau išsijungus ekranui, išsijungus serialui, Ja, vėl viskas grįžta viskas. Aha. Taip. Tai viduje mes turime skirtingas dalis, tarkim, jeigu žiūrint per vidinę šeimos sistemą. Tai mūsų asmenybė susideda iš skirtingų dalių, kaip kad tokių subasmenybių. Ir ta dalis kažkokia nori man gero, nori mane apsaugoti nuo to neskanaus jausmo, to nerimo, skausmo ir visa kita. Jie darys viską, kad man būtų gerai. Tas viskas gali būti 3 valandos prie Netflixo arba scrollinimas. Jo, tas labai dažnai. Tiesiog įtraukti. Aišku, čia kita tema, kaip ten socialinės medijos tiesiog yra tam sukurtos, kad įtraukti. Tačiau aš taip blogai jaučiuosi, aš ieškau, kaip man būtų geriau ir mano dalis nori, kad man būtų geriau, tai jinai užslopins tą mano skausmą, žiūrėdama Netflixą arba desertuko ir dar vieno desertuko valgymų ir įvairiausi ten dalykai, kaip gali būti tas pats scrollinimas ir panašiai. Kaip įdomu, aš maniau, kad Netflixas yra. O tu visą laiką gerai jautiesi, kai Netflixą pažiūri? Aš išsitrynau Netflixą, bet aš pastebėjau šitą savo polinkį, sakykime, jeigu ypač esu pervargus. Tai. Man atrodo, kad Netflixas ir gulėjimas lovai buvo didžiausias poilsis. Bet ką aš pastebėjau, kad tada atsirado ir kiti jausmai, kaltės jausmai, kad aš nieko nenuveikiau vėlgi. Produktyvaus ir taip toliau ir panašiai. Ir po to aš turėjau pokalbį su savim, tokį nuoširdų, aš labai mėgstu tiesiog, jeigu kažkas man neskaniai jaučiasi, aš mėgstu su savim labai atvirai, kaip su kokiu vaiku vos nepasišnekėti arba paaugliu, kur, pasišnekam, pasakau, kas tau negerai. Ir aš supratau, kad tas Netflixas mano atveju buvo tas bėgimas. Ir aš tada dar prie to Netflixo būtinai kažką pavalgyti, čipsų, deserčiukų, boltas ir taip toliau ir panašiai. Tada dar prisideda kaltė, kad aš ten nesilaikiau kažkokių dietos dalykų. Tai čia jau susideda ir dariau ir vis pateisindavau, kad, tikrai pailsėjau, dabar galiu varyti. Ai, savo sakydavai, kad pailsėjau. Jo, dar tas, kur, atrodo, kad, man čia dabar poilsis, tai aš ir gal ir pateisinsiu, tikrai pasilsėjau jos ir veiga. Viskas čia gerai, bet po to vieną dieną persipildė galbūt tą taurė. Ir buvo tas toks, visgi aš nepailsėjau. Visgi mano dar kūnas kažkaip nefainai jaučiasi, nes aš dar nesąmonių privalgiau, o man tai asocijuodavosi su poilsiu. Ir tada aš pasakiau savo, kad nebenoriu kažkaip taip ilsėtis ir pagalvojau, o kokia yra kita veikla, kur aš tikrai nuoširdžiai jau tą padarius, naujom jėgom grįžtų, tai man geriau vietoj Netflixo tapo gamta, prioritizuoju. Nors ir anksčiau atrodo gamta, bet aš gamtą laikiau produktyviu labai dalyku, kad čia reikia pasivaikščioti dabar, nors nesvarbu, kad tu eini gamtoj, bet mintise tai ten tu visiškai darbėsi, bet ašgi pabuvau gamtoj, žinai, ašgi pasilsėjau, čiagi jau padaryta. Tai dar vienas čeklistas, o dabar labiau tai kaip malonumą pradedu priimti. Ir dabar jeigu aš gamtoj, tai be telefono išsijungia, galėtų ir pasaulis tiesą pasakius griūt, bet aš esu dabar tenai, ten nelįskit. Dabar sakyti, kaip tau išėjo, taip tiesiog būti gamtoj. Jeigu prieš tai buvo, kad checklist. Sugebėjimas turbūt atskirti, kur kaip ką darau. Jeigu aš esu vienoje vietoje, aš kažkur, tarkim, gamtoj, tai aš čia ir būnu. Jeigu aš dirbu, tai aš 100% dirbu. Tada aš kai save atiduodu 100% kažkam, ką aš tuo metu darau, ar tai būtų poilsis, ar tai darbas, ar tai šokis, ar tai knygos skaitimas, tada aš nejaučiu kaltės, kad aš kažko kito nedarau, nes aš irgi šito noriu daryti. Tai pavyzdžiui, man labai toks santykis su darbu būdavo, kad atrodo vis galiu daugiau. Bet pastebėjau, kad tiesiog darbo metu mano mintis nuklysdavo, kaip aš noriu knygą paskaityti. Bet jeigu aš dienos metu randu, kada aš galiu 100% padirbti, bet ir galiu 100% paskaityti knygą, aš tada nejaučiu kaltės tarp kitų dalykų, šių dalykų, nes aš darau ir tą atsiduavus tai veiklai, žinai. Tai galbūt šitas ir kas taip. Jo, tai galbūt šitas tiesiog ir leidimas savo būti neproduktyviai, čia toks neproduktyviai, nežinau, tas produktyvumas labai įdomus yra aspektas, nes
vienam vat, gali būti gamtoje, žinai, aš esu produktyvus visgi, nes aš kažką darau, o vienam tik tai darbas yra produktyvus arba tik kažkas. Tai irgi labai tas toks buvimas ir kalbėjimas su savimi, kas man visgi yra tas produktyvumas, leidimas būti savo neproduktyviai. Nors iš tikrųjų tas gamtos buvimas, nu čia yra vienas produktyviausių, turbūt 100% gamtos buvimas, žinai, kur aš tikrai esu gamtoj. Arba tikrai esu veido procedūroje, nes tikrai galima nuklysti visur. Tai irgi tam tikrą prasme gali sakyti, kad tai yra ir produktyvu, ir neproduktyvu, nes tu pasilsi, produktyviai pasilsi, jeigu galima taip pasakyti. Nežinau. O jis neturi būti produktyvus. Tai jo, va tas va ir pokalbis, žinai, kad viskas, okei, nieko nedaryt. Ir dar ką pastebėjau laikui bėgant, kad kai aš 100% būnu gamtoj, kai aš 100% būnu su draugais, kai aš 100% būnu knygoje, kai aš 100% šoku, nu darbas jisai taip gerai važiuoja, kur man irgi atrodo svarbu ir atrodo, kad jeigu aš ilsėsiuos, tai darbas nebus nudirbtas vos ne, kad jauti kaltę, bet ką pastebėjau, kad suveikia atvirkščiai, kuo aš geriau, fainiau ilsiuosi, kuo aš geriau su savimi jaučiuosi, darbo kokybė nušauna, tikrai šauna, šoko kokybė šauna ir tada labai gražiai sąveikoja visi dalykai, bet vat reikėjo šiek tiek atsisukti save ir pamatyti visgi, kas galbūt buvo dangstymasis poilsių, atsisukimas ir išdrįsimas pasakyti savo, nu čia nėra poilsis, veikia, tu galbūt kažkiek savo kenki, net, žinai, su tais visais ir nesveikų maistų ir toks nuoširdus priėmimas to, kad tai nėra poilsis, o tas toks buvo labai, suprasti, nėra poilsis, taigi aš nieko neveikiu. Žinai, tai gal šitas, toks išsiplėčiau šiek tiek atsakant, bet tikiuosi atsakiau ir galbūt kažkam surezonuos. Manau, kad surezonuos. Bet jo, yra sudėtinga pripažinti kartais, kad kažkas tau neduoda poilsio kitiems žmonėms, nes iki dabar girdžiu, kad labai daug žiūri Netflix ir jiems puikiai, žinai, o man toks, nu man bet ne, tai aš manau, kad labai svarbu, kad atrasti savo, kaip tu jautiesi geriausiai ir nebijot pasakyti savo, kad nu ne, man šitas netinka, bet aš gal jaučiuosi blogai ir dar pripažinti, kad tavo pačios veiksmai galbūt ne visai yra tau teisingi, nežinau, galiu pasakyti teisingi, bet geri galbūt, ne visi tavo veiksmai padeda jo tavo kūnui. Pripažinti tai ir tada pagalvoti, okei, o tai kas tada būtų tikrai mano labui, žinai. Tai nėra labai patogu tokį pokalbį su savimi apturėti. Kas sakė, kad ir pamatyti tas dalis ar ir atpažinti, jo. Bet man dabar kyla klausimas, aš jau galbūt įpratau jau taip daryti, kad jeigu kažkas man nepatinka, jau įpratau būti diskomforte ir pastebiu savo tokią net naują savybę, kad aš vis bandau save įmesti į diskomfortą, matau kažkokį renginį, kuriojame gyvenime, turbūt nesudalyvaučiau, važiuojam. Žinai, ir stengiuosi kuo dažniau būti diskomforte ir jeigu jaučiu kažkokius net nemalonius jausmus, aš tokia, okei, kokia čia mano dalis, kur čia galiu dar paaugti, kur čia ir pradedu kažkaip net labiau mėgti. Aišku, nėra labai malonu, fainai, bet tada kai tu atkabini, pamatai, kas tavyje galbūt kabinosi arba kas nelabai buvo malonu, kai tu tą dalyką pamatai, išsprendi, aš savo išsprendi, tu tada atrodo paaugęs žmogus jautiesi ir tada tu kaip ir norisi net gal ir dar daugiau, arba ne tai, kad dar daugiau, bet tiesiog pradedi priimti tai kaip savęs dalį ir augimo kaip asmenybės. Bet jo, tas yra labai, labai, labai nefainai, nemalonu, baisu, bijau, kaip čia suprasti, čia dabar man pripažinti, kad aš čia ten kažką netaip darau. Tai vat man klausimas dabar kilo tau, kaip mes galėtumėm būti su tuo nemalonumu, su to pripažinimu, kaip mums pripažinti, kad galbūt mūsų kažkokie poilsio metodai, kažkokie veiksmai nėra mūsų labai, ar tai būtų mityba, ar tai būtų torčiukai kiekvieną dieną, ar ten, vat kaip išdrįsti, pripažinti savo, kad aš galbūt ne visai gerai elgiuosi su savim. O tai kas bus, jeigu pripažinsiu? Aš tada būsiu
mažiau vertesnis, arba blogesnis, arba socialiai kažkoks kitoks, arba, nu čia iš savo patirties sakau, kas man būdavo, gėda, labai gėda, žinai, kad aš čia vat, netoks arba netobulas. Man šitos mintis kildavo ir nesakau, kad dabar nekyla, tikrai kyla. Būna, kad tokie kirminukai, tai va, kas atrodo bus, jeigu aš priimsiu priimsiu tą faktą, kad galbūt aš ne visai gerai elgiuosi su savimi. Tai nuostabu. Kaip suprasti? Nuostabu. Tai nuostabu tame, kad aš galiu pamatyti, kad aš nesu tobula, ar aš gėdijuosi, aš galiu pamatyti tos kirminukus, kuriuos bandžiau galbūt su pudra kažkaip uždėti. Ir suprasiu, o tie kirminai tai man skauda. Aš čia bandau kažką gyventi, slapstyti tos kirminukus su pudra, jeigu galima kirminukus su pudra slapstyti. Kažkaip tai jos maskuoti, dangstyti. Nuostabu, kad žmogus sustoja ir pasako savo, kas čia per kirminai man kirbena. Ir tai nėra malonu. Tai labai nemalonu yra ir nėra jokios tabletės auksinės, kurią išgėrus viskas taptų nei kaltės jausmo, nei gėdos jausmo ir viskas kaip iš vadovėlio. Nėra. Tai yra vidinis darbas, kuris tęsiasi visą gyvenimą, kelionę. Ir taip, kuo mes galbūt vėliau pradedam, kuo mes daugiau patirties prisisėmę, klausiam savęs klausimų, ko mes sąmoningesni esam ir panašiai, keliam klausimus, kodėl taip ar ne taip, arba kažkokias galbūt patirtis skaudžios buvo, kur sustojam ir guliu, žiūriu į lubas ir pradedu klausti klausimų, kurius anksčiau neklausiau. Tai nuostabu, kad žmogus sustoja ir pradeda klausti šitų klausimų, kurie yra nepatogus. Po to prasideda gijimo kelionė ar tiesiog savęs pažinimas, suvokimas. Ir iš vis, kas yra, kaip mes patys nustatom, kas yra malonu, kas nemalonu. Jeigu aš tai žiūrėsiu kaip tiesiog kaip jausmą, aš stebėsiu tai, kai man kyla kažkoks tai gėda, kaltė. Gerai, kažkuria čia dalį yra kažkas nepatogu, kažkas čia gėda, kažką ten prisimena iš vaikystės, kai ten kažkas pasakota ir aš sugėdinta ir panašiai, kažkoks pavyzdys matytas. Ir tada vėlgi, tai nėra per vieną dieną, per 5 minutės, kartas po karto, žingsnis po žingsnio. Vėlgi, aš auginu tą raumenį, kaip aš reaguoju į tą kaltę. Aš vis geriau net nereaguoju, tiesiog stebėti ir tada prisimti atsakomybę, ar aš kažką keisiu savį ar ne. Ar aš galbūt kreipiuosi į specialistus kažkokius pakalbėti apie tai, arba kreipiuosi vėlgi pas specialistą kažkokiems įrankiams, savireguliacijai galbūt kažkokia ir panašiai. Visų pirma yra pastebėjimas šitas ir viskas nuostabu, jeigu skauda pačiai pradžiai, eikim ties to, kad tai yra tiesiog kažkoks jausmas, mintis susiformavusias iš kažkur ir aš galiu tai keisti. Jeigu man tai nepatinka, aš galiu būti geresnė versija, kad ir kaip tai motyvuojančiai skambėtų, bet aš renkuosi, kuo būti, kaip reaguoti. Visgi turim tą pasirinkimą, ar... Iš pirmo reikia pastebėti, aišku, sąmoningai įsivertinti. Ir kaip suprantu, nepasileisiu savim, nes mes galim pastebėti, bet ir toliau tą daryti, bet galim ir pastebėti ir tada su tokiu smalsumu pradėti tyrinėti ir tada jau įsivysto. Toks kitoks galbūt ir elgesys, ir požiūris. Ir... Ką šiaip išgirdau, kas labai įdomu buvo išgirsti, kad mes patys nusprendžiam, ar mums yra tai malonu ar nemalonu. Tai visgi su tuo tokiu kitokiu smalsesniu požiūriu į tą pačią gėdą mes galim pažiūrėti toks, kur čia man gėda, kas čia kaip vyksta. Ir neteisiant savęs, kad kritikuojant, kad pačia vėl gėda jaučiu, ar ten vėl kažkokia kaltė ir panašiai. Bet tada tai vis dar yra su manim, tai dalis manęs taip jaučiasi. Ir viskas yra su to gerai. Taip galima jaustis. Priemu tai. Ir dar kaip tik man kaip primena tokius išsireiškimus, kuriuos aš tikrai dažnai girdžiu, kad žmonės identifikuoja, pavyzdžiui, aš esu gėdingas žmogus, aš esu
nerimaujantis žmogus. Ir mes tada, aš jau nieko nebepakeisiu, aš jau toks esu ir nieko man su tuo nebereikia daryti, nes aš jau toks nuo vaikystės, žinai, tikrai esi, manau, girdėjus. Tai kaip yra su tuo tokiu pateisinimu, ne tai, kad pateisinimu, bet aš gal savo pavyzdžiui pasakysiu, aš esu energingas žmogus, ar ne? Bet tai nereiškia, kad kad aš visada būsiu tokia energinga ir viskas, žinai. Tai nekeičia fakto, kad man bus atveju, kada reikės būti ramiai. Tai, bet atrodo, kad jeigu aš sakau, kad aš jau tokia esu, tai reiškia, kad man nereikia būti ramiai. Tai ir aš tą pastebiu su būtent tom nerimastingom mintim, kad aš esu nerimastingas žmogus ir aš jau nieko su to nebepadarysiu. Tai atrodo, mes susitapatinam ir nieko su tuo nedarom. Ir kaip yra su tuo tada, ar visgi taip yra, ar žmonės nuo, tarkim, vaikystės tokie yra ir jie nieko nebepakeis, ar jie nieko neturėtų keisti, koks čia įdomus. Ir tas pats yra su veido odom iš tikrųjų. Mano probleminė oda čia nieko nebepadarysi. Jau čia nuo vaikystės, nuo paauglystės, taip. Bet faktas tai, kad padarysi, gali padaryti, drąsiai padaryti, bet kodėl žmonės pasirenka nieko nedaryti dažniausiai. Pasakyt, man jau čia taip nieko nebepakeisi ir... Nesakysiu, kodėl žmonės pasirenka taip daryti. Čia galbūt jiems taip geriau, vėlgi, jeigu grįžtume prie tų dalių, kiekvienas renkasi, turi savų priežasčių, gal taip pasakysiu. Ką aš įžvelgiu, kad, kaip tu ir minėjai, kad susitapatinama su esama būsena, pavyzdžiui, jeigu nerimastingas arba stresuojantis, tai galima atskirti, ar aš esu žmogus, kuris dažnai patiriu stresą arba nerimą. Tai čia yra būsena. Ir būsena, jinai gali kisti, kaip ir tu minėjai, aš galiu būti rami, žmogus gali būti nerimauti. Tai įvyksta klaida, galima tai paminėti, kad mes susitapatiname su būsena. O mes tai nesam būsena, mes nesam nei mintis, mes nesam nei emocijos. Tai vien formuluotė galbūt žmogui jau atvertų duris, kitaip pažiūrėti šitą situaciją. Ir kitas dalykas, kad galbūt edukacijos trūkumas yra. Galbūt žmogus jaučiasi daug dėjęs pastangų ir iš tikrųjų gali jaustis beviltiškas, jeigu jis tiek daug stengiasi dėl tos pačios odos ar kažkokius tai skaitė N knygų apie nerimą ir panašiai vis tiek jaučiasi. Tai galbūt dar tų edukacijos kažkokios, kaip lemia tam tikras gyvenimo būdas, miegas, stresas, mityba ir panašiai, tą pačią, jeigu kalbam apie odą. O galbūt kviečiu žmogų pagalvoti apie atsakomybės prisiėmimą. Ar jis, kaip jis save programuoja, tarkim, pačiom mintim, savo elgesiu ir panašiai, ar jis iš tiesų nori kitokios savo tapatybės, tos, kuri mažiau nerimauja arba neturi odos problemų. Ir vietoj to, kad užsidangstyti tam tikrom frazėm, kurią jis pats suformuluoja, vienas dalykas galime jau kitaip pateikti, tą frazę kitaip suformuluoti, kad aš dažnai, tarkim, stresuoju, atsiveria erdvė, kad ką aš galiu daryti, kad būtų retai, ir tada aš prisiemu atsakomybę, tai keisti. Mat čia skamba kaip tiesiog prisiėmimas atsakomybės už... Tai viena iš dalių, taip. Vienas iš dalių, kad aš galiu atsakomybę prisimti, kad kitaip mąstyti. Tačiau jeigu žmogui yra gerai, kad jis pastoviai stresuoja ir save laiko, kaip visada stresuojančių žmogum, tegu gyvena savo gyvenimą. Bet klausimas... Čia klausimas, ar tikrai yra gerai, žinai, nes mes žinom, kad stresas, kortizolis, visas per mūsų imuninę, kortizolis tikrai jisai ir per imuninę sistemą, ir per veido odą, tikrai yra... Per miego, tada jau per miego. Miegas, jeigu mes nepamiegam, organizmas neatsistato, ne? Vėlgi veido oda, organizmas... Maisto norisi. Tada jo, mes blogai pamiegojom, kitą dieną mums norisi jau kažko daugiau su cukrum, daugiau angliavandenių, tada, mes turim prastą maistą, tada mūsų mikrobioma ten išsibalansuoja, ne? Mikrobioma ten, tarkim, serotonino, žinai, 80% gaminasi, o štai dingsta ir laimės ten. Tai tada klausimas, ar tikrai tam žmogui yra gerai, jeigu jis stresuoja labai daug. O tai, Solveiga, mes galim žiūrėti kaip vadovėlį, tai aišku, kad nėra gerai, jis negyvena pilnai gyvenimo, džiaugsmo gyvenimo. Tai ne.
Tačiau ar mes esame tie, kurie gali pasakyti žmogui, kad čia žiūrėk negerai darai? Žmogus pats gali tai pasakyti. Taip. Jeigu jam gerai yra taip, kaip jis suvokia, kad jam gerai, valio. Aš nesu ta teisėja, kuri žinodama, kad ir visą tai, ką tu sakei, galėčiau sakyti, kad žinok, tu blogai gyveni. Tai tuomet žmogus, kai supranta, kad tai yra blogai, jis padaro savo išvadas, jis gali prisimti atsakomybę kažką keisti. O kiti neprisiema, kiti žino. Ir viskas su to yra okei. Čia jų pasirinkimas. Taip, visiškai Jų pasirinkimas. Žmonės yra, ir ypač moteris, esam linkusios dangstyti visokius neligumus, ar ten spogelius, ar ten pigmentacijas ir taip toliau ir panašiai. Arba ten, tarkim, jeigu kažkas turi intensyvesnės odos būklės, ten akne, tai mes esam labiau linkę užmaskuoti, negu gilintis į priežastį. Tai vat, jeigu žmogus visgi pastebėjo ir jūs nusprendė, vat, aš noriu vat, dabar labiau susigilintis į priežastį, galbūt nuo ko jam reikėtų pradėti? Man labai suskamba tavo mintis išsakyta, kad tu prisėdai ir savęs paklausai. Tai jeigu mes kalbam apie odą, man patiko mintis vienos profesorės Bučinskienės, kad oda yra tarsi ekranas, kuris atspindi mūsų vidinį pasaulį, mūsų vidinę būseną. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad oda nėra tiesiog išorinis dangalas, organas, tačiau jis gali parodyti ir kas vyksta mūsų santykiuose, darbe, kaip mūsų kūnas gyvena, stresas ir visa kita. Ir jeigu, kaip kad moteris, tarkim, ruošiasi dieną ir pudruojasi, dažnai pudruojasi iš psichosomatikos pusės odos problemos, ligos siejasi su gėdos jausmu. Tai reiškia, kad kūnas sako, šaukia, kad palik mus taip, priimk mus tokius, kokie mes esam ir atsiranda kažkokios tai problemos su liga, su oda. Ir galbūt užtektų to sustojimo prie veidrodžio ir paklausti, ką iš tiesų aš bandau užmaskuoti. Ko aš savy nepriimu, ko aš nenoriu matyti. Ir jeigu tuo metu jau ateitų moteriai atsakymas, tai yra jau tai, nuo ko būtų prasminga pradėti tą savo grožio ritualą tą dieną. Ir kartu viskas gerai su to makiažu, su to pudra. Jeigu tai yra dėl kažkokios vyšnaitės dar, aš ir taip gerai jaučiuosi ir čia pukšpuk dar pasigražinsiu. Valio, viskas gerai. Tačiau tas pirmas žingsnis būtų tiesiog nuoširdus pokalbis su savim, o jeigu sudėtingas tas pokalbis su savim, arba išaiškėja tas atsakymas, tačiau neaišku, ką man daryti su tuo, nes jeigu aš neužsipudruosiu, tai aš dar daugiau gėdos jusiu, ta didesnė gėda, dar daugiau simptomų, dar daugiau streso kūnui, autoimuninės sistemos atsakai ir tada užsisuka ratas, kad daugiau streso, daugiau akne, tarkim, ir taip ratas sukasi. Tai kreiptis pagalbos į specialistus, emocinės pagalbos, susipažinti su savim. Tikėtina, kad bus labai nepatogu, galbūt skaudu, o galbūt reikės kažkas, bus svarbu daryti pokyčius gyvenime, kad ne tik ta oda susitvarkyti, tačiau gyvenimo, daugiau džiaugsmo gyvenime būtų. Ir ta ramybės daugiau būtų. Ir tada viskas siejasi. Ir viskas siejasi. Ir viskas gerai, mes ir miegam geriau, ir esam laimingesni, ir tada oda žiūrim. Ir santykiai gerėja tada. Ir mes tada pritraukiam žmonės tokius aukštesnėm vibracijom, kaip kad mes esam. Ir viskas susiję daugiau, negu mes galim išvelgti. Taip. Atrodo toks paprastas dalykas. Tiesiog atsisukti save ir pasikalbėti. Taip. Viskas ir susispręs. Labai paprasta. Ir artėjam prie pabaigos, tai mes tikrai palėtėm gan plačias ir svarbias temas, kaip ir stresas, ir nerimas, ir kaip tai siejasi šiek tiek ir su oda, ir santykiais. Ir man tada gal kyla klausimas, ir kaip manai, ar žmonėm turėtų būti visgi svarbu savimi rūpintis, ar nelabai, ar toks, kad jeigu jie savim nesirūpina, bet okay,
ar visgi norėtum pakviesti žmonės savimi rūpintis, nes galim rūpintis savimi labai įvairiais dalykais, ar per mitybą, ar per veido procedūras, ar, tarkim, vaikščiojimą pas psichologus, specialistus. Tai kaip, koks tavo yra galbūt požiūris, ar į tą Apie rūpestį rūpinimąsi savimi? Taip, ar visgi kviestum žmonės, ar jeigu jie ir nesirūpina, viską sakyk, kad jie nesirūpina. Ką mes laikom, man tos klausimas, gal vėlgi toks ilgesnis atsakymas, kad ką mes laikom rūpestį savim. Yra žmonių, kurie per daug rūpinasi savim ir pamiršta aplinkinius žmonės ir artimuosius, tai vėlgi čia kitaip atsakyčiau šitą klausimą, kad apie tą rūpestį savimi. Tačiau jeigu mes kalbėjom apie stresą, nerimą, kas šiais laikais yra labai labai aktualu, žinoma, kad svarbu rūpinti savim. Ir kaip tas rūpestis savim atrodo, tai labai įvairiai. Kviečiu pagalvoti, įsivardinti, ką aš galiu, kaip tas 10 minučių atrodytų rūpesčio savim ir kokia nauda man iš to. Ir kokia nauda, kokie yra pliusai, kai aš to nedarau. Ir kokie minusai. Kad žmogus susivoktų, kad jam yra naudingiau, tarkim, skirti tam tikrą laiką, nes aš gaunu tą. O jeigu nedarau, tai vėlgi minusai kažkokie atsiranda. Ir kartu galbūt yra dalykų, kurie rūpestis savimi būtų pasakymas ne, kažkoks ribų statymas, kažkokių prioritetų perdėlėjimas. Tai vėlgi čia labai įvairiai, kas tas rūpestis savimi yra. Tačiau jeigu atsakant į tavo klausimą trumpai, tai taip, manau, kad tai yra labai svarbu. Ir kartu kviečiu pagalvoti ir pakankamai galvoju ir apie kitus. Ar tik apie save, tik man. Tai verta ir nepamiršti ir aplinkinių. Galbūt kaip tik žmonės per daug galvoja apie save ir ta nelaimė, ta kančia tokia kyla iš to. Tai koks būtų toks vienas mažiukas žingsniukas, kurį žmogus jau pasižiūrėtų, tarkim, šitą visą video. Ir tada koks būtų vienas mažiausias žingsniukas, toks labiausiai įveikiamas, kur žmogus galėtų galbūt judėti link versijos, kuria jisai nori būti. Ar tai būtų rūpestis daugiau rūpesčio savimi, ar tai mažiau streso, ar tai geresnė mityba. Tas toks mažiausias tavo nuomonė. Pats mažiausias ir įveikiamiausias būtų po šio video sustoti ir paklausti, kaip aš jaučiuosi šiandien savo gyvenime. Savo gyvenime, tai mes suprantam, kad yra įvairios sferos. Kaip aš šiandien jaučiuosi ir galiu įsivertinti nuo 1 iki 10. Šeima, draugai, santykis su savim, su sportu, mityba, labai platu yra. Nuo 1 iki 10. Kaip aš jaučiuosi šiame gyvenime dabar. Pats paprasčiausias. Jo, atrodo. Ir kas tada? Ir tada jau procesai patys užsisuka. Tada turbūt pamatom, kur viskas. Auditas atliktas, toks mini auditas atliktas ir galim. Tuomet jau procesai, o kodėl ne, o kodėl man ten 5 arba 3, gal kažko daugiau norėtųsi. Gerai, tai paliksim šitą atsakyti, įsivertinti. Ar yra kažkas, apie ką manai vertėtų paminėti, apie ką mes nepasnekėjom ir tavo nuomonė yra labai svarbu? Ir galbūt tu norėtum perteikti kiekvienai moteriai, žiūrovui arba net ir vyrui, kuris žiūri kartu su drauge, kur tiesiog norisi, kad žmonės žinotų kažkokį tokį vieną dalyką, apie kurį mes galbūt nepašnekėjom dar. Man pačiai atrodo svarbu ir norėsiu, kad kiti tai išgirstų, kad kviesčiau juos pabandyti, paieškoti būdų, kaip daugiau būti kūne. Ką tai reiškia? Tai rasti dienoj momentų ar būdų, gal pasigūglinti ar kažkas tam tokio, kadangi jau laiko maža, kad padaryti pauzę ir išeiti iš minčių, iš proto, iš planavimo, galvojimo, strategavimo, pergalvojimo į kūno pajautimą. Ką tai reiškia? Tai ar tai savo laikyseną pajusti, ar man iš vis patogu sėdėti, ar ne. Ar aš esu alkana, o gal aš jau nuovargį jaučiu, ar gal aš ištroškusi esu, gal aš jau pervargusi esu ir panašiai.
tai būtų mažas žingsnelis, kad ateityje interocepcija didėtų, toks vidinių pojūčių pajautimas ir tuomet būtų lengviau žmogui pajusti signalus, nereikėtų laukti, kuomet jau skausmas atsiranda ar kažkokias perdegimas ar panikos atakų ir visa kita. Tai man atrodo svarbu nusikelti, nežinau, notificationus, aš pati turiu notificationus, kad kelis kartus dienoje, ten lapelis prie kompiuterio yra, kad kūnas, kad kas vyksta su to kūnu. Tada yra aiškiau, nes mintis yra laptope kažkur kitur, o kūnas jisai pastoviai gali duoti signalus. Tačiau reikia išmokti, mes labai mažai turim gebėjimą perskaityti, išmokti tos signalus, suprasti. Ir apie tai turėsim paskaitą greitų metų. Tai kas pamatysit, žiūrėsit, rugpjūčio 19 turėsim paskaitą, kurią ves Kotryna. Tai pakalbėsim tenai, kiek žinau, detaliau apie kaip jau praktinius visus dalykus, kaip pajausti, kaip pastebėti. Teorija kartu su praktika. Taip, ir teorija ir praktika. Tai tiek, ačiū tau už pokalbį ir labai tikiuosi, kad daugiau žmonių bus aiškiau galbūt, ką aš jaučiu, kas man yra poilsis, kas man nėra poilsis, kaip aš pailsiu, kaip aš geriau jaučiuosi, galbūt kažkam pavyks identifikuoti, kad minčių daugiau nerimastingų turi ir ką daryti su jom. Tai labai džiaugiuosi, kad darai savo darbą, kurį darai, edukuoji ir skiri laiko tam, tai tiesiog norisi padėkoti ir palinkėti, padėti žmonėm taip, kaip tu nori. Ar tai būtų edukacija, ar tai per kūno pajautimą, ar tai per įvairiausius būdus, kurių dar nežinau, gal atrasi. Tai ačiū tau. Ačiū labai.